gyvens Miss Darija ir filmuos savo vakaro rutiną. Tai ką aš padariau, tai atsinešu lūpų balzamą. Šiaip aš niekada jo nesinešioju čia. Aš neinu ten pasitepau lūpas, bet kadangi dabar filmuoju, tai taip. Tai aš naudosiu nuspalvos veidą viską. Aš vėliau pasakysiu. Tai dabar pirmą, ką aš naudosiu, tai tokį muilą. Rankų muilą. Tai čia tikrai visi žino, dabar nekalbėsiu, kol nuspausiu veidą ir rankas. Ir rankas. Tai dabar ką aš darysiu, tai aš pasiimsiu dantų. Štai pasėlį. Aš naudoju štai tokį iš Dentaluxo. Tai aš pirkau Lidle. Tai buvo du. Viename soft. Ružavas ir žalias. Tai aš pirmo šitus naudosiu. 3 mėnesiai, vėliau šitą. Tai jo. Jo, dabar tuoj šlapinsiu savo šepetėlį. Nu va, dabar aš naudoju Dentalux pastą, irgi iš Lidlo. Naudoju Colgate, bet čia nedaug yra, tai rytoj jaučiu pabaigsiu. Ir turiu Blendamed Pro Expert, kurios nenaudoju. Aš iš mamos pasiėmiau ją, nes mama jos nenaudojo. Tai dabar naudosim Dentalux pastą. Ji yra mėtinė, atrodo štai taip. Tai jau plauna. Ir dabar įprasti nešti batinį šaukštelį ir stiklinę. Dėl to, nes aš naudoju Listerine Advanced White Multi-Action Mouthwash. Tai parašyta čia, kad 2 arbatiniai šaukšteliai pilami. Tai jo, pabalina dantis per 2 savaitės. Tai toj susitiksime. Ką sugrįžau, atsinešiu puodelį ir šaukštelį. Tai dabar pilsime Advanced White. Blendamed reiks, ne Colgate reikia mesti. Jo. Taip, mano senas šepetėlis iš Jordan. Labai minkštas, man jo gaila, bet aš jį dabar išmesiu. Gerai, išmesim vieną puodelį, išnešim jau senas mano puodelis. Aš jo nebenaudoju.
Tai dabar jo šitą pastą išleisiu. Dėl ko aš ją išleidau, nes ji jau pasenusi. Taip, dabar išnaudojau pastas. Tai dabar iš tikrųjų, ką aš padarysiu, tai dar kartą nusiplausiu švariai veidą. Bet šį kartą plausiu tokią, štai tokią kempinę. Sakauju. Tai dabar tuoj nusplausiu veidą. Na ką, nusiplojau veidą. Taip pat ausis. Tai dabar nusišluostysiu gerai rankas. Pasiimsiu tamponėlį. Štai. Ir pasiimsiu tokį šveitiklį Bioderma Laborator Dermatologion Sebu H20 veido valiklis nuo spuogų. Tai jo. Tai aš jau baiginėjau. Buvau biškai sustojusi naudoti iš tikrųjų. Na. Tai dabar aš su juo nusiplausiu, taip nusivalysiu veidą. Tai dabar yra jau beveik 10 valandą. Ir dabar aš tik einu praustis, nes editinau video. Ne. Kokia aš ten video editinu? Mano lūpų balzamų kolekcija mano. Tai va, editinau. Kaip ir minėjau, Liepos mėnesį bus diena su manim. Tai jo, tam lūpų balzamų kolekcija, tai minėjau. Tai jo, na kai nusivalau veidą. Matos tos purvinumas biškinis, nes yra apsinešęs plus. Tai jo, dabar aš iš tikrųjų pasiemu rankas ir nusausinu. Dėl ko aš nusausinu? Dėl to, tai aš to jums pasakysiu. Palaukit biškį. Taip va, įdėjau savo pastą. Oh my gosh, aš dar listerino turiu. Oh my gosh. Ne listerinas, o čia alkadentą reiks pabaigti. Tai žiauriai šlykštus, aš jau už tą nenaudoju. Aš bandau viską neskanų paslėpti. Jo, kad atsilaisvintų mano šitiem dalykam vietos. Jo. Taip, tada aš naudoju veido kremą Rasa Anti-Ance. Dar aš jums parodysiu šitą. Naudojau. Dar nesirinuoju. Tai va. Tai dabar naudosiu Rasa Anti-Ance Face Cream Gel. Tai va. Jis yra aviečių kvapo. Tai jo. Dabar aš stepsiu veidą. Taip pat yra nuspalvų jisai. Tai va, jeigu žadat pirkti, tai pasiskaitykit, nes tai yra nuspalvų ir nekart spalvų, tai nepirkit. Tai jo, tai turi spalvų. Tai patarčiau nusipirkti, nes jis labai fainas, skaniai kvepia. Ir jo, tai šitą video prašė nufilmuoti Emilijos vlogas, kitaip vardas jos Emilija. Žinoma, youtuberė, tikrai. Kažkodėl nebekelia video, bet I don't know why. Tai va, pasitepiau su šiuo kremuku savo veidą. Ir jo, dabar ką aš padarysiu, tai aš pasitepsiu savo lūpas su Aqua Amoer
lūpų balzamų. Sakau, kvepia nerealiai jisai. Tai va jo tiek dalyką. Aš visai kabat nešiojuosi, bet aš jį vakarais ir dieną pasitapu. Šį įsidedu į kažką kaip nors įnu. Namuose jį turiu. Jei būtinai jo reikia, tai aš būtinai jį nešuosi. Nu va. Jis riebus iš tikrųjų, vakarai labai tinka man. Tai jo. Tai turbūt tokia mano vakaro rutina, dabar eisiu miegoti. Eisiu dar be to rankas pasitepti kremu, tai to atsinešiu kremą ir pasitiksiu. Na ką, sugrįžau ir atsinešiu savo rankų kremą, tai jo pavadimas yra Sien Hen Lotion ar Sien Cherry Blossom. Tai jis yra iš Lidlo. Štai toksai mažiukas. Ir kvepia nerealiai. Kažkokiam gėlėm. Yra lietuvių. Azijos vyšnių žiedų kvapas. Vau. Ir aš dabar tik kvapą sužinojau, koks tai. Nerealus kvapas. Šitą dalyką galiu girti. Jis iš tikrųjų mano rankas pamirštyta. Man asmeniškai, kitiems tai nežinau kaip būtų. Tai jo, dabar tapuosiu rankas. Na ir jaučiu, viskas bus. Išsitepsiu rankas. Viską čia paliksiu, išskyrus telefoną šitą. Laikytuvą paliksiu, nes rytoj filmuosiu ryto rutiną. Tai jo, aš tą ryto rutiną pradėsiu ne lovoje, o čia. Susitiksime. Filmuosiu, kaip aš valgau, ką aš darau, ką aš valgysiu ir visą kitą. Tai jau. Gal nefilmuos, ką valgysiu, nes valgysiu aš kiaušinėlę. Tai kaip man parodyti. Jo. Bet jau šitą video matote, o ryto rutina tuoj bus. Po šitą video. Jo. Gal aš juos vieną sujungsiu. Na, žiūrėsim. Na va, baigiau įsitepti savo rankas. Na ir dar kad patepsiu savo balzamų. Na va, ir iš tikrųjų jo tiek bėra. Tai jo, labai fainas ir biškį riebus. Na, miegui tai tinka tikrai. Ir rytai. Tai jo, o čia man kažkoks puodas. Na gerai, bet ne, esmė dabar eisiu sakau miegoti. Viską palieku, nes ryto rutiniai viskas tas pats bus naudojama. Tik tai jau bus biškį rimčiau. Vis jau rengiamas ir visa kita. Ir parodys, ką aš veikiu ryte. Ir pavyzdžiui, aš ryte einu pažiūrėti savo filmiko ar dar ką nors. Na, karočią, aš jau parodysiu. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot mano vakaro rutiną. Nepamirškit paspausti like, subscribe ir koment. Tai jo, iki kito video. Iki.